Tarptautinę vaikų gynimo dieną paprastai švenčiame birželio 1-ąją. Tai diena, kai visuomeniai primenama apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teisės. Mažo žmogaus teisės, pareigos ir norai šiame dideliame pasaulyje priklauso nuo mūsų visų. Todėl švęsdami šią dieną pirmiausiai turime atsigręžti į pačius mažiausius ir svarbiausius mūsų šalies piliečius. Jie turi teisę gyventi nieko nebijodami, teisę turėti mamą ir tėtį, teisę žaisti, mokytis, svajoti ir būti tokie pat svarbus kaip ir kiti. Džiugu, kad daugelis ugdymo įstaigų, atsakingų įmonių ir organizacijų vaikų gynimo dieną stengiasi paversti ypatingą ir šiltą. Apsilankę vaikų žaidimų kambaryje Kikilio lizdas netrukome tuo įsitikinti, išvydę besišypsančius vaikus ir jų švytinčias akis pradėjus jiems skirtą renginį. Mūsų žaidimų kambaryje kartu su Varinių pučiamųjų kvintetu Braspalvos surengėme koncertą, kurio metu vaikai turėjo galimybę padiriguoti su tikra batuta profesionaliems muzikantams, varžėsi, kas išpūs garsiau tūbą, susipažino su trimito, valtornos, trombono, tūbos garsais, pamėgino groti šiais instrumentais, na ir žinoma, išgirdo visiems žinomus kūrinius. Nepaslaptis, kad kiekvienas vaikas svajoja kuo nors tapti užaugęs. Vieni nori būti pardavėjais, kiti policininkais, gydytojais. Pastaruoju metu daugelį vilioja scena. Todėl neatsitiktinai savo koncertą žaidimų kambaryje čia susirinkusiems vaikams dovanojo pučiamųjų instrumentų ansamblis, kuriam grojant stebėjome nuoširdžias vaikų reakcijas ir nuostabą bei susidomėjimą instrumentais. Mažieji ne tik klausėsi koncerto, bet ir galėjo prisiliesti prie instrumentų, juos išbandyti, net pamėginti diriguoti ansambliui ir dalyvauti konkurse. Vaikams koncertuoti yra tikrai labai smagu, jie labiau reiškia emocijas, jiems yra žymiai didesnis įspūdis, kai kurie girdi pirmą kartą, kai kurie antrą kartą ir tai tikrai yra suteikiantis labai daug džiaugsmo koncertas. Marčiau, tai kaip tau šitas koncertas? Gražus. Gražus? O kas labiausiai patiko? Man patinka balionai. Duda. Duda. Ir kur su ją duduotum? Koncertuose. Koncertuose, ar ne? Ir namuose turbūt? Taip. Duduotum taip, kad visi kaimynai girdėtų? Taip. Būtum pats garsiausias dudistas? Taip. Su tokia duda kaip va taip. Džiūgaujantys, besišypsantys ir skardžiai besijuokiantys vaikai turbūt yra tai, kas tėvams suteikia didžiulį džiaugsmą. Pripažinkime, juk nieko nėra svarbiau nei matyti laimingą vaiką, tuomet laimingi ir mes. Apgaubdami vaikus dėmesiu ir meilę, nepamirškime ir jų svajonių, kurios mažo žmogaus dideliame pasaulyje užima labai svarbią vietą ir turi būti išgirstos. Aš svajoju, kad galėčiau skraidyti kariuomenei su lėktuvu. Naują dviratį gauti. Vasarą svajoju, kad tėtis su mama man išdėlios baseiną. Nuo mes tęsdami vaikų dienai skirtą reportažą keliaukime į Vilniaus vaikų lopšelį darželį Lakštingala, kuriame vaikai savo svajones kaip įmanydami stengiasi įamžinti ant ryškiaspalvių balionų. Kai darbas buvo baigtas, mažieji savo balionėlius leido į dangų, kad šie pakiltų kuo aukščiau ir jų svajonės bei norai išsipildytų kuo greičiau. Kokia tavo svajonė? Kad augtum graži, sveika ir didelė. Noriu, kad mane įsivestų į kavinę. Ir kai nusipirkčiau Lego Mildžego. Kad visi būtų sveiki ir kai biškį paaugsiu dainuosiu su Mikutavičiu, aš širdyje labai myliu savo mamą. Žaislų daug. Kad gaučiau tikrą mašiną. Norėčiau būti pelenė. Noriu, kad katinas būtų pas mane namuose. Jei vaikų gynimo dieną pabandytume prisiminti savo vaikystę, turbūt daugelis pripažintume, kad svajoti buvo be galo svarbu ir nė akimirką nedvejojome, kad mūsų svajonė vieną dieną virs realybę. Ar taip nutiko? Vieną ar kitą atsakymą greičiausiai turime kiekvienas. Ar dėl to jaučiamės laimingesni? Nežinia. Tačiau svarbiau juk tai, kad vaikystėje buvome laimingi tiesiog turėdami svajonę ir besąlygiškai jie tikėdami. Jei atsitiko taip, kad vaiko svajonė yra sunkiai išpildoma arba jos tektų laukti ne vieną metus, specialistai tėveliams pataria kartu su vaiku laukti, jį palaikyti ir tą svajonę tikėti. Kita vertus, jei kalbėtume apie ateinančios vasaros svajones, vaikų norai labai realūs ir jų išsipildymo veikiausiai neteks laukti visą amžinybę.
Noriu labai maudytis ir plaukti jūrai. Maudytis. Žaisti ir maudytis. Kad prie jūros maudyčiau. Būtų prie jūros. Maudytis prie jūros. Tikime, kad šios vasaros vaikų pagrindinis noras važiuoti prie jūros ir maudytis netrukus virs realybę, o ir tėveliams ne pro šalį atsikvėpti, džiaugtis vasaros atostogomis su vaikais ir laiku praleistų kartu. Juk neįkainojami dalykai, tokie kaip dėmesys, meilė ir šiluma, yra tai, ko nusipelnė kiekvienas vaikas. O tėveliam ką palinkėtų? Tėveliam bučinuką. Meilės. Bučinį. Palinkėsiu meilės. Tėveliams palinkėčiau meilės. Kągi, meilės ir bučinių tėveliams prilinkėta užtektinai, belieka atsilyginti tuo pačiu ir saugoti tai, kas pasaulyje brangiausia – mūsų vaikus.